Šių metų rugsėjo 3-4 Vilniuje susirenka daugiau nei 1000 inovacijas kuriančių verslininkų, išradėjų, tarptautinių organizacijų atstovų, kurie dalysis žiniomis antrajame Vilniaus inovacijų forume Innovation Drift. 2 dienų renginyje daugiau nei 60 pranešėjų, kurie diskutuos apie technologijų ir verslo ateitį. Specialios teminės sesijos renginyje bus skirtos ateities ir pradedančiam verslui, intelektiniai nuosavybei, bepiločiams lėktuvams, kosminiams tyrimams, bioekonomikai, kultūros ir kūrybinėms industrijoms. Nuo mažųjų palydovų dalių iki naujos kartos medinių inovatyvių žaislų rasite apsilankę Vilniaus inovacijų forumo metu vykstančioje parodoje, kurioje bus pristatyti naujausi Lietuvoje sukurti produktai. Vilniaus inovacijų forumą Ūkio ministerija ir Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra organizuoja jau 2 kartą ir šių metų renginio ašis – žvilgsnis į ateitį. Kaip minėjau, renginį organizuoja Ūkio ministerija ir Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra, renginys finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Taigi, šiandien ir rytoj mes ir jūs sužinosime, išgirsime, diskutuosime apie daugybę dalykų. Dažniausiai pasikartojantys žodžiai, kuriuos girdėsime sesijų metu, bus inovacija, technologija, ekonomika, kosmosas, kūrybiškumas, strategija, verslas, iššūkiai, patirtis ir ateitis. Kad ir kokį terminą mes pasirinktume, visi jie turi vieną bendrą neatsiejamą elementą. Visą tai kuria, tyria ir patiria žmogus. Visa tai, kas atsiranda, atsiranda žmogaus dėka arba dėl jo. Aš, mes, jūs gerbėmieji, visi kartu ir kiekvienas atskirai esame priežastis visko, kas vyksta šiandien ir rytoj, kas vyksta čia ir aplinkui. Padėkokime vieni kitiems, kad esame čia ir kad visi žiūrime tą pačią kryptimi. Ateitis prasideda šiandien. Ačiū Jums. Ponios ir ponai, leiskite man dar kartą pristatyti Vilniaus inovacijų forumo Innovation Drift globėją, Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių ir pakviesti jį tarti sveikinimo žodį. Pone premjerė, prašau. Labas rytas, Informacinių technologijų sąjungos generalinį sekretoriau, gerbimieji forumo dalyviai, džiaugiuosi galėdamas pasveikinti inovacijų forumo dalyvius, į Vilnių sukviesti pasauliniu mastu pripažinti šios srities lyderiai, išradėjai, inovacijas kūrintys verslo ir tarptautinių organizacijų atstovai. Tikrai džiaugiuosi jūs šiandien čia visus matydamas. Mums labai svarbu, kokių įžvalgų ir patirčių, sėkmės ar klaidų istorijų išgirsime jūsų pranešimuose, diskusijose ir neformaliuose pokalbiuose. Mūsų vyriausybės kursas – ateities ekonomiką grįsti inovacijomis, kūrybiškumu, mokslu ir naujosiomis technologijomis. Gyvename tokiu laiku, kai gebėjimas keisti ir keistis. Pokyčių procesas yra augančios, gerovę kūrenčios ekonomikos pagrindas. Pasaulyje net ir tokia maža šalis kaip Lietuva negali per daug atsilikti nuo tempą diktuojančių lyderių. Privalome būti arti ir siekti patekti į jų komandą. Išsikėlėme revoliucinį tikslą – padaryti technologijų perversmą, kuris paspartintų mūsų valstybės pažangą. Turime daug talentingų ir gabių žmonių. Įkūrėme 5 mokslo slėnius ir nebūsiu šį kartą kuklus.
skiriame pakankamai daug pinigų, tai yra 100 milijonų eurų iš ES paramos fondo. Šio laikotarpio ES paramos investicijų veiksmų programos, kuris sudaro 6,7 milijardai eurų, prioritetas mokslo imlių sektorių ir inovacijų plėtra. Vien tik sumaniosios specializacijos programai tenka 600 milijonų eurų. Kadangi Lietuvos herbe yra vytis, raitelio simbolis, vaizdingai galiu pasakyti, kad inovacijų technologijų perspektyvoje Lietuva primena jėgų kupiną lenktynių žirgą, kuris pagaliau sulaukė starto ženklo. Antra vertus, mums nemažiau svarbu, kad didžiulės lėšos būtų investuotos tikslingai ir teiktų kuriančią ilgalaikę naudą. Seimui pateikėme įstatymo pataisas, kad dar labiau palengvintume aukštos klasės specialistų, investuotojų, talentingų žmonių atvykimą dirbti ir gyventi Lietuvoje. Atliekame svarbias pertvarkas aukštojo mokslo srityje. Skiriame didesnį valstybės finansavimą didelės paklausos gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos specialistams rengti. Daugiau talentingų žmonių priimame į doktorantūrą. Doktorantams mokamos didesnės stipendijos. Tikimės, kad kurti inovacijų ateis vis daugiau tyrėjų. Labai džiaugiamės, kad Vilniaus forumas čia suteikia išvalgiausius protus, kurių pavyzdžių reikia sekti. Gerbėmieji forumo svečiai, dalyviai, sveikindamas jūsų sambūrį, noriu dar kartą priminti, kad Lietuvoje yra puikus infrastruktūros poligonas ir gausus potencialių bendražygių būrys inovatyvioms idėjoms sukurti. Visiems linkiu kūrybingo darbo, drąsių įžvalgų ir valios įgyvendinant savo sumanymus. Ir ačiū už dėmesį. Ačiū ministrui pirmininkui. Dabar į sceną norėčiau pakviesti Lietuvos Respublikos ūkio ministrą Evaldą Gustą sveikinimo žodžiui. Gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami svečiai, kolegos, ponios ir ponai. Man tikrai džiugu matyti šiandieną, jog šis antras kartą vykstantis didžiausias inovacijų renginys mūsų šalyje tik patvirtina, kad inovacijos yra tema po vienu stogu kasmet sutelkianti vis daugiau žmonių. Sveikinu Jūs susirinkusius į Vilniaus inovacijų forumą Innovation Drift 2015. Kad ir kiek mes diskutuotume apie mokslo, technologijų ir verslo procesų raidą, svarbiausia, kalbant apie inovacijas, yra žmogus. Žmogaus protas yra pati svarbiausia technologija, kurios dėka pažangios idėjos materializuojasi, o atrodytų nepasiekiama ateitis tampa dabartimi. Forumo diskusijų apie ateities technologijas ir ateities verslus metu sieksime pasamprotauti apie tai, kur mes judame, kokią ateitį kuriame, kur atsidursime per artimiausius kelerius metus. Tenka pastebėti, jog šiuolaikinės prognozės apima vis mažesnį laiko intervalą, nes informacijos apdorojimo greitis ir visuomenės bei technologijų raida įgauna vis didesnį pagreitį, tačiau neretai turimomis žiniomis ir nuojauta galima gana tiksliai nupiešti būsimos ateities paveikslą. Galbūt nedaug kas žino, tačiau ir lietuvių gretose yra futuristų, kurių įžvalgos yra nepaprastai įdomios ir tikslios, net ir praėjus beveik 50 metų po jų publikavimo. Vienas pavyzdžių 1968 metų profesoriaus Laimučio Telksnio straipsnis
kuriame modeliuojamas visuomenės gyvenimas technologijų kontekste, tuo metu tolimaisiais 2017 metais. Profesorius numatė, jog kasdienime žmonių gyvenime atsiras automatinė biblioteka. Tai yra internetas ir automatinės paieškos sistemos. Informeris, išmanusis įrenginys, kurį dabar vadiname išmaniuoju telefonu. Publikacijoje taip pat buvo akcentuojama, jog per artimiausius 50 metų gali būti pasiekta žymiai daugiau negu prognozuota. Matome, jog didžioji dalis įžvalgų buvo neįtikėtinai tikslios. Tai parodo, jog gebame žengti į perspektyvą ir galime nuspėti trajektoriją, kurią toliau vystysis technologijos globaliu mastu. Esame inovacijų keliu žengianti šalis, kuris stengiasi kurti ateitį sumaniai. Padedama kūrybingų, aktyvių žmonių, kuriančių naujus verslus, paremtus ne tik pažangiamis technologijomis, tačiau ir neįkainojamų galvoje slypinčių potencialų inovatyviomis idėjomis. Inovatyvios idėjos, kurios materializuojasi ir tampa inovatyviais rinkoje diegiamais produktais, yra pagrindinis variklis kiekvienos šalies šiuolaikinėje ekonomikoje. Siekdami tvaraus ekonomikos augimo šalyje negalime apsiriboti vien tik tokiais sprendimais ir principais, kurie pasiteisino iki šiol. Turime ieškoti naujų kelių ir būdų, kaip kurti ateities ekonomiką. Inovatyviai kuriama ateitis yra neatsiejama nuo rizikos. Todėl galima netgi pajuokauti, jog rizika yra inovacijų sinonimas. Saugaus kelio inovacijų plėtrai nėra ir negali būti, nes orientacija tik į rizikos minimizavimą užkerta kelią esminėms inovacijoms ir todėl mano linkėjimas formos svečiams ir dalyviams būtų išlikti drąsiems, realizuojant savo idėjas ir ieškant inovatyvių ateities sprendimų. Tikiuosi, jog netolimoje ateityje tapsime technologijomis ir inovacijomis grįsta visuomenė. Tačiau ne tokia, kurioje karaliauja technologijos, izoliuojančios žmonės nuo realaus pasaulio, bet tokia, kurioje inovatyvių sprendimų paieškos skatintų bendradarbiavimą, įvairiapusę komunikaciją ir vieningą tikslą – ateitį paversti dabartimi. Ačiū Jums už dėmesį ir linkiu įdomių diskusijų. Ačiū ministrė, dar prašysiu Jūs likti scenoje, nes visai netrukus pradėsime konkursą Verslo ir mokslo partnerystė 2015 apdovanojimų ceremoniją. Ūkio ministerija, siekdama populiarinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, skatinti inovacijų kūrimą, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą, kasmet organizuoja konkursą Verslo ir mokslo partnerystė. Konkursu siekiama ne tik išrinkti geriausią metų verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatą, bet ir populiarinti Lietuvos įmonių potencialą, kuriamą inovatyvią produkciją bei propaguoti verslo ir mokslo sinergiją. Paraiškas konkursui galėjo teikti įmonės, įstaigos, mokslo ir studijų institucijos ar kitos organizacijos. Iš viso konkurso komisija šiemet gavo 24 paraiškas, pateiktų paraiškų gausa turbūt ir geriausiai liudija Lietuvos įmonių potencialą kurti ir diegti naujoves. Taigi, ponia ministrė, prašau Jūs atplėšti voką, o kviečiu ministrą pirmininką įteikti apdovanojimą. Visų pirma, norėčiau iš tikrųjų pasidžiaugti ir padėkoti visiems dalyvavusiems šitame konkurse. Džiaugiuosi, kad kasmet pateikiamų paraiškų skaičius didėja ir tai rodo, kad iš tikrųjų mūsų mokslas ir verslas turi gerą potencialą ir aš manau, kad be šitokio potencialo, be tokių inovacijų, be tokių naujų technologijų neįmanoma jokia pažanga ir ateitis. Todėl šiais metais verslo ir mokslo partnerystės konkursą, sukurdami maisto papildą, kurio veiklioji medžiaga
stiprinanti žmonių imunitetą, yra skelbiamas nugalėtojas, kad tapo UAB Biocentras direktorius Saulius Griškevičius. Taigi bendrovė Biocentras direktorius Saulius. Taip pat projektą bendrai vykdė kartu su Valstybinio mokslo tyrimo instituto inovacijų medicinos centru. Skyriaus vedėjas Mykolas Mauricas. Nugalėtojas kviečiame į sceną. Taigi, ponas Saulius Grigiškis ir Mykolas Mauricas, taip pat matau ir projekto vadovė Jelena Lisovienė kartu atvyksta į sceną. Nepagailėkit plojimų. Tai gal ponas Grigiškis, ar kas galėtų trumpą žodį, kaip jaučiatės, ar tai jums svarbu? Taip, tai man labai svarbu, kadangi tai turbūt pirmas apdovanojimas Lietuvoje, nors Europoje mes jau gavome daug, bet toks įvertinimas yra tikrai aukštas. Ir dėkoju savo partneriams, su kuriais kartu dirbam. Tai ne tik vienas institutas, bet ir universitetai, turbūt visi Lietuvos kartu padėjo dirbti ir padaryti šį išradimą, taip sakykime, patentą, už kurį dabar gaunu apdovanojimą. Ačiū Jums visiems. Ačiū Jums. Ačiū konkurso dalyviams. Dar galite, taip, visi drauge, vienai nuotraukai.